Labas rytas. Labas. Pirmasis šimtukas, šiemet jau 4. Kaip niekad vėluojam. Turėjo 10 pradėti nuo Lukiškio, o mes dar čia ant Tauriako. Vėjas stiprus, žiauriai stiprus. Tai aš neįsivaizduoju, ar iš vis kažkas girdisi toj kamerai. Ką aš čia šneku. Pagal dabartinės prognozės turėtų būti apie 10 žmonių. Važiuosim į link Paluknio. Čia Gedas labai užsimanė, nes praeitais metais Gedas negalėjo tada važiuoti su mumis. Ir labai jis nori po tos karjerus pasimalt. Pliurzas pavaikščiot. Per pliurzas, jo, praeitais metais buvo žiauriai daug dulkių. Ta prasme, aš neatsimenu, ar ant to video matėsi, bet visi balti buvo, veidai juodi. Dviračiai balti nuo dulkių, veidai juodi, žodžiu. Bet vakar užvakar gerokai lyjo, tai dulkių tikrai nebus, bus daug pliurzų, balų. Žodžiu, bus smagus raidas. Aš specialiai baltas kojines užsidėjau. Po raido pažiūrėsim, kas iš tų kojinaičių liks. Tai va, viskas, lėkime, mes nesivėluojam. Labą dieną, labą dieną. Labą dieną, sorry, kad vėluojam. Tapkės, sveikas. Naują šikinyką. Labas. Žinojau, kad būsi. Artūras. Gedai, tai taip, pasisveikinti. Labas, Artūras. Malonu. Artūras. Audrius. Artūras. Sveikas. Artūras. Taip, tai va, keli nauji žmonės. Gerai. Šimtukus mynė visi? Ne. Kiek daugiausiai numinus esi? Beveik 80. Tai gerai. Bet sunkiai buvo? Ne. Šiandien bus daug bekelės. Pas mus visada daug bekelės būna. Bus daug košių, nes matot patys, kad šlapia, tai bus tikrai nepradžiūvę. Aš vakar į darbą važiavau per sodus, tai ten klimpau gerai. Geras dviratį paėmė. Jo, tu gerą. Aš šiaip kitą turėčiau pagal logiką imt, bet aš noriu šitą jau išmurzinti iki galo ir jau normaliai praplaut, prarinkti. Tai čia specialiai, kad jį damuštų. Klausyk, ne pas tave rėmas skylės buvo? Ne, pas mane buvo. Ne, tu ten kėlė į čiatą? Ne. Ai, sorry, supainiau, aš dar galvoju, blemba, gaila. Tai šitas virinimas lengvas. Tai pasiruošę šimtukui, bet bus sunkus, iškart perspėti. Bet galima bus... Koks ten miestelis? Rūdiškės, ne? Aš vis painioju, man iš raidės visi vienodi. Jo, tai varysim iki Rūdiškių, tai čia gaunasi plius minus apie pusiaukelę iš ten, kur suoja traukinys. Tai jeigu jau matysit, kad labai blogai, tai nes pernai 2 nusirašė, tai tik aš neatsimenu, ar jie su traukiniu grįžo, ar tiesiog plentu. Tai žiūrėsit, jeigu labai jau pavargsit, bet labai nespausim, tai manau visi įveiksim. Ne, nepaliksim. Tikrai nepaliksim. Žemėlapio reikia. Maršrutas. Galiu GPX jums duoti. Aš stipriem neduodu specialiai, kad į priekį nevarytų ir kad neištampytų grupės. Kai turiu tik aš, tai visi prie manęs derinasi, o aš laukiu visų, nes aš pasižadžiu. Gerai, tada paprašysit. Šiaip, jeigu važiuojam kažkur miško takų, kokiu nors žvyrkeliu, aš ten stipriau paspaudžiu, tarkim, tai važiuojat tiesiai, kiek tas takas veda, ir jau ten, kur reiks nusukti, aš ten lauksiu bet kokiu atveju. Aš ten šiaip sau nenusuksiu ir nenulėksiu tikrai, tai dėl šito nepergyvenkit. Paskutinį kartą važiavau su Grado Modė. Ten nelaukia, aš žinau. Vėl nuo pavažiavom, tik tai buvo, pravažiavom. Ir dingo, ne? Ir nėra. Tai skyrėm 5, po to dar 3 ten pasiklydė, prisijungė prie mūsų. Jo, sakėte, tai būna. Tai ir per tą graveliumbą irgi ten nieko nelaukia. Nors jie deklaruoja, kad laukia, bet jau tokių visai atsilikusių, tai ne.
Nu, mes laukiam, stengiamės, tik tai man reikia nepamiršti, kas yra daug maž grupiai. Tai jeigu ką, žmona turi irgi maršrutą, jinai galą prižiūrės irgi turbūt. Nu, kažkaip. Nu, tai jau galim pabiški. Romai, o tu dabar balnelį keisi? Įsimetei? Nesiterliuosi, bet man atrodo tiks. Iš bėdos galima bus per pietus pasikeisti. Čia šitas pastas? Jo. Ai, ne, tas bus geresnis. Tas geresnis. Tai Jo, tas bus Nu, geresnis. va, matai. Maža to, kad plyšęs, bet pas tavai jisai labai Jo, toks. išgaubtas. Nu, O ten geresnis, tas aš- panašiau į šitą, tik jis man per siauras. Aš nuotraukoje pamačiau, kad jis geras. Tai ką, judam tada po truputį kažkaip, žodžiu. Paskui važiuokit. Varom pro Vingio parką, mums reikia ant geležinkelio bėgių išlysti. Tu važiavai Stasy praeitais metais, tai praktiškai bus 1:1, ten keliose vietose tik pakeičiau. Tik aš noriu Vingio parke vieną ten tokią traselę pralėkt. Dabar tiesiai ir palei... Ai, važiuojam. Praleidžiam. Ai, mus praleidžiam. Ačiū. Nedidelė, čia vat pakilsim ir tiesiog ne asfalto, ten yra toks miško takelis, bet ne palei upę, o palei gatvę. Sukam į tą dvirtakį. Gal net gatve varyk, ten užtverta. Jo, ir už tilto iškart į dvirtakį lysk. Pūris ten, per daug energijų turi ir nori išsitaškyti iš pat pradžių. Mink. Jau pavargo, Nežinau, geras klaus. Jo, filmuoju. Nežinau, žiūrėsim. Ne, rilsų nebus, bus gal videkas. Gerai, matau jau. Reiks luktelt. Į kairę varyk tuo takeliu. Jo, šituo. Eik, tu šikt. Man su šitom padangom bus labai ne kažką. Tu šikt, blin. Biški būstinu, ne savo noru. Čia intervalų šiandien kažkokius darom. Grįžtam iki redlaino ir tada sustojam. Aš noriu savo HR Max pasižiūrėti prieš raidą. Ne, aš čia biški norėjau patikrinti, kas miškuose darosi. Ne, čia aš varį. Kad ne tą baiką pasiėmiau. Mano neatsivysta šitą traktorių. Tai gerai pas mane dar biški priekis gripina, galas iš viso. Į kairę. Ir dar į kairę. Kur jie taip skuba visi?
Nu kaip Jokūbas? Nieko? Tai praeitą kartą labai neišgąsdinom, kad pasirašė antram kartui. Ne specialiai. Čia nebuvo į programą šitas numatyta. Neužsakiau, bet gerai, buvo bonusas. Jo, įkaitą padangos atvėsinam. Tu suskaičiavai? Gerai, kad ir... Gerai, kad turim buhalterį grupiai, nes aš tai nesuskaičiavau. Tam tikrą mokestį ir ilgas. Čia į dešinę, jis tegul varo kur nori. Atsargiai! Ne velnio čia nedegtų, ten drėgna. Ten dar nuo rudens drėgmė laikosi. Tai ten viduj tokie, kaip jie vadinasi? Žodžiu, lervos baltos, bet tokios storos vabalų. Mes drožlėse pastoviai rinkdavom, kad žvejot ant jų, bet ten tokia. Galiu nusišnekėt, bet berods gramboliai. Nežinau, iš kažkur man toks žodis galvoje atsirado, tai taip, į dešinę čia. Atsargiai, o lekia motas, atsargiai, britva. Labą dieną. Vos britva nenuskynė šitą. Čia va, galit pasigrožėt. Praktiškai Belmontas 2. O, žiūrėk, hebrantai. Nesijungs prie mūsų. Ta pusė važiuoja. Čia susitinkam? Čia susitinkam? Neatsimenu. Tai manau, kad taip. Ne, mes į kitą pusę važiuojam. Jūs į priekį, mes į kitą pusę. Gerai, padaryti sėkmės. Gerai, sėkmės. O, atsargiai. Aš siūlau dabar užvaryti į Pardą, nes nuo čia prasideda pats smagumas ir tik Paluknėje bus artimiausias stopas. Ne, varom į Maksimą normalesnė, nes čia taip BBZ. Va, čia iškart ant kalno. Kažkaip tai jūs ne gravelistai visai. Čia ne plento grupė, alio. Opa. Tai tik ledą, vandens nereikia, užteks. Nes aš nedaug nugėriau. Nu, iki Paluknio užteks. Nieks nevarot? Ledų, dar ko nors. Tai turim sargą. Yra. Nesakau, iki pat Paluknio nieko nebus. Ten vien miškai, žvyrai, tai... Iki Paluknio. Geras. Man atrodo apie 15 ar 20 kažkas tokio. Jo, bet ten jau grinai žvyrai prasideda ir smėlynai. Tai karjerą būtinai. Tai jeigu karjerę pasiklysim, tai galim ir iki vakaro užtrukti. Pasirūpinkit maistu. Ką ieškai? Vis tiek čia nevalgom dar. Ne. Valgysim, aš manau, picų varysim. Čia susimestam 3 kolos. Aš irgi siūlau, davai, aš irgi paimu vieną. Mes jau turim komandą. A, jau jūs turit? Gerai. Su MTB tas. Viskas. Tai kad tu koks tu MTB? Neimkit jo, eikit su tuo Artūru kitų, derinkit, tas MTBistas. Gerai, kur ledai, aš nematau.
Čia realiai net ne dviratininko šortai. Čia turistaut, vat iškart kilimėlį su savim nešioja ir tiek. Į koncus gerai eit visokius, festus. Nežinau, aš tiesiog paruojam. Ne toks. Subiniukas gražus. Ne, bet ne toks, kaip mes žiūrėjom. Ten iš vis nuo pamperso iki gumytės. Galėtų tik šito Toks blėt tarpas. kažkokio durno traifo nebūt. Ko mes tau trukdom? Nu blėt, kažkokio AliExpresso. Čia tipo padangos žymės. Nieko tu nesupranti. Nu, per tave pervažiavo ir paliko raštą. Bet tai blemba mūsų daug. Jeigu į pizzeriją tą varyti, ten užtruks. Reikia prisiminti vardus. Kaip tau? Miroslavas. Audrius. Tavo koks vardas? Italijos. Bandau atsiminti tiesiog. Nežinau, ar pavyks. Aš geras. Tu gedas? Reikia korteles visiems dažnai prisigadinti. Blemba, gera idėja. Klausyk. Tu berods Aistė. Kada kepurės bus? Kepurės keliauja. O jau pamiršau vardus. Tik Aistė atsimenu. Aistė, Miroslavas, Audrius. Ir Kur vakar pastebėjau klaidą, parašiau. gerai. Ačiū. Audrius. Ir nesuprantu, sakau. Ir pamiršau. Davai Tomas bus. Kuo tu kam nori? Išvar raidės, ne? Žiūrėk, aš turiu du vardus, tai gali bus lengviau atsiminti. Taip, pažiūrėjau, Arūnas Vitalijus. aš nesuprantu, blin. Vitalijus, gerai. Jau su tą patį. O tavo koks vardas? Michailas. Nu ką, reikia lysti karjerus. Ai, nu davai, nu tu kaip visada. Tik išėjai, ne, iš parduotuvės. Nu ką, po biškį pakuojamės ir judam, nes jau šalta darosi. Nu, užsidėję šalmus, viskas. Wow! Wow! Va, 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 va. Būtent MTB jis turi per balą. Nu gerai, bandom čia į dešinę. Nu, gal ten išlys, ne? Ai, žiūrėk, ten dar galima sukti. Bibi žino, nu varom ten. Ai, čia atgal. Nu gerai, varom čia. Varom. Jeigu mes čia dabar išeinam, tai skaityk labai lengvai išsisukom. Nu gerai, bandom. Čia vat kažkas su mocu važinėjo, tai gal yra kažkur pakilimas, nusileidimas. Arba taip pat pasiklydę čia, malėsi. Aha, kažkokie palaužyti medžiai. Nu bandom, bandom. Nieks nemina kažkodėl. Nu aš tai turiu atmazą. Pas mane padangos netinkamas.
Blemba, aš kažkaip nujaučiu, kad mes veltui ten einam. O, geras kelias yra. Kažkoks. Sakyčiau, visai lengvai mes čia išsisukom. Praeitą kartą daugiau blūdėjom. Gerai, paskui Reginą važiuojam, kur jinai veda. Tai aš irgi nežinau, kur jinai veda. Važiuojam, pažiūrėsim. Bent jau tą kryptim judam. Va, jaunimas su elektrolitais išėjo. Kaip jam pardavė? Už pinigus. Ar ne? Prisimenu prie mokyklos, kai pagavo kioskininkę, tai tada žinai, koks būdavo protokolas. Ateini, kuprinę per langelį paduodi ir pro duris iš galo pasiėmė jau. Oba, geras. Viskas suruošta. Geras. O tai kaip ją atsidėkodavot? Ką žinau, gal ten jos kioskas buvo? Ai, nu tada nebent. Jau. Tai jo, už kaską ir važiuojam, nes sakau, va, Rūdiškės jau bus pagrindinis sustojimas, jau ten ir pailsėsim ir rimtai pavalgysim. Einas ir masažas. Jo, spa. Čia į kairę nuvažiavimas bus, bet jaučiu reik luktelti. Nu blemba, antra dalis maršruto bus sunki. Nes ten labai atvira per pievas varysim ir grinai gausis prieš vėją. O vėjas, sakė man kažkas čia prognozės, kad dar tik stiprės. Mašina! Čia luktelnam. Atsargiai, ten apačioje blemba tiltelis yra. Vilius praeitą kartą vertėsi. Tarp lentų per didelį tarpai buvo. Reikia atsargiai. Nežinau kokios dabar būklės, bet... Jo, bus ten kažkoks nedidelis tiltelis. Sakau, atsimenu, kad vienas vertėsi. Ratas priekinis užstrigo ir... Ai, sutvarkytas. Tai net neįdomu. Jokio. Nebent kažkas į turėklus pisis, vat. Bet ne, ten greičio nėra, tai... Viskas sugadino. Jokio ekstrymo. Sutvarkytas tiltelis. Jo, tai tada turėklų nebuvo nieko čia. Matosi, kad toks šviežias. Vilius matyt parašė pretenziją, skundą, nu. Labą dieną. Per pusę imsit? Jo, nes didelė jinai, pakankamai didelė. Labą dieną. Taip. 3 paršiukai matau darot, ne? Pagalvokit gal. Tai mums 3 paršiukus irgi. Taip, kas pasakys? 3 paršiukai, pica ir sriubos. Nu, vieną tada gal. Aha. Tai per pusę. Galvau 2, bet nežinau nei kiek, nei ką. Blemba, reik gal į Pardą nueit. Nežinau, man tas vis tiek vanduo, nu... Va, iškart priešais.
Aš bet kokiu atveju nukolą pasiimti prie picos, tai... O, čia buitinių prekių. Iš tų, kur gali ir grandinė karvė. Taip. Taip. Tai man atrodo, aš mačiau, ten padangos yra dviračio. Bent jau buvo. Nemačiau. Bet iš šaldytuvo, blemba. Nebėra. Čia... A, yra. Va, padanga. Gali pasiimti. Nebuvo ten to didelio bambalio. Tai iš čia reikia imti ir viską. Malonu, važiuoju aš toliau. Varai toliau? Kur? Į Vilnių? Ne Vilnių. Šiaip važiniai. Supratau. Nu tai gerai. Dėkui, kad prisijungiai. Nu, sėkmės. Ko jis? Pisos stovėt? Turbūt. Nežinau. Bля. 3 paršiukai. Sakė žalia marga, ne žalia marga. Aš valgiau sriubą. Padažėjom baro, jeigu nori. Nereikia, ačiū. Trys paršiukai. Pasipildykit vandens, kas dar neprisipylė vat iš šito kranelio. Viso gero. Tai ką? Gerai. Tai viso, Stasi, dėkui, kad prisijungiai. Viso. Tai parašyk ten čiate, kai jau grįši namo, kad žinotume. Romai, blemba, už tave va žmogus šiukšlės išmetinėja. Nes jau po visą šitą skraidžioja. Ne, aš nekaltas, kad kibinų jau nėra. Reikia jeigu atsipučiuot su šitą pardavimą. Atpažįstama, ne? Ne, tai jo, tik čia visi pažįsta. Seserį pažįstat ir mane. Tai kol mes nuolaidos negavom. Žinai, nelabai čia turbūt būtų nuolaida. Čia sakė, šiandien ralis vyksta kažkur Kazokiškėse. Tai dar 4 valandą atvarys Chebra, čia sakė, O, čia tai, bus. tai mes gerai čia Jie užtaikėm. Gerai, tai judam. Matai, neturiu su kuo palyginti, bet šiaip tai, nu... Šiaip viskas gerai. Reikalingas daiktas. Nežinau, tiesą sakant. Pavyzdžiui, mes praeitą šeštadienį varėm, aš buvau telefoną dar užsidėjęs, va čia, nu, ant kvadloko. Tai aš naudojau realiai daugiau telefono mapsus, nes mes varėm grinai explorint, tai kompiuteriuką grinai perjungiau, kad duomenys rodytų tiesiog greitį ir pulsą, viskas. Tai praeitą šeštadienį tikrai buvo visiškai nereikalingas daiktas. O kai įsikeli mapsą, vat kaip dabar, nu, normaliai naviguoja, tai tikrai gerai, tvarkingai. Bet eksplorinimui, nu, netinka tikrai. Kaip tu ir sakei, galima čia kažkiek vat ir prizumint ir scrollint per tą mapsą, bet vis tiek viskas taip lėtai vyksta. Jis labai lėtai, nu, palyginus, lėtai atnaujina tą vaizdą. Biški užknisa. Bet matai, aš nenaudoju ten tų daviklių visokių, tai aš jo ir neišnaudoju pilnai. Pavyzdžiui, tą Klimp Challenge aš net atjungęs, nes mane užpisa. O kitiem čia vienas iš pagrindinių, nu, viena iš pagrindinių funkcijų, dėl ko jie vat perka, tarkim, tokio lygio kompiuteriukus. Nes man tai kažkaip dzinu, bus ir bus tas kalnas, aš matau. O matai, ten tie sportininkai, jau jiem ten svarbu kokio statumo kalnas, jie pagal tai parenka ir pavaras ir taip toliau. Aš minu ir minu. Plius visokie ten tie power meteriai, kadenso davikliai ir taip toliau. Nieko neturiu. Šiandien net pamiršom su Regina šito širdies ritmo daviklius užsidėti. Bet žiauriai džiugina akumo laikas. Ta prasme, aš jo vat 2 paskutiniai raidai buvo, tai dar nekroviau. Čia tada vat praeitas 100 buvo šeštadienį su Regina ir prieš tai iš Kauno grįžom, kiek ten buvo, 100 kem, gal neatsimenu. Šiandien ryte jungus apie 5%. Nu dabar 30% likę.
Eik. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Pizė. Ne vairas. Mano praeitą kartą. Mano jau geras, ne? Tik dėjau į čatą, atsimeni? Nu, Nu, išlėkė viskas. Va, biškė per tarkas ir tas pats šūdas, kaip praeitą kartą pas ją buvo. Blemba, ir neturiu jokio. Neturiu jokio. Na, tai tiek tašiukų, mano skaičiavo praeitą kartą. Ne kodlokas, Garmino laikiklis išsitaškė. Išsitaškė vėl laikiklis. Aš sakau, į tarką įlėkė ir viskas. Išmavom. Išlėkė, niekada Taip. gyvenime nebuvo išlėkęs. Praeitą kartą pas Reginą, o dabar pas mane. Čia kažkoks neoriginalus laikiklis. Ne, čia lievas, Garmino, bet už 5 eurus iš Aliko. Nu, matai. Tai va, Sakau, tiek tašiuką tą ir... tai tašiuką, aš maršruto nematysiu. Vat kame problema. Nebent aš jį kokią gumytę pritvirtinčiau. Turi? O neturi to uzip? Nu, davai pasižiūrėsim. Nu ką, žinau, gali mano tarsi turi kom. Nu, vis va taip ir kažkaip prie to laikyk. Gerai, kad va tą strapą uždėjęs. Artūrai neatsimeni maršrutų? Nu, aš šitą pakeičiau, tai aš nežinojau. Tai neatsimeni. Neįsiminiau. Visą 100 km. Nu, kam tada reikalinga elektronika, jeigu prisiminti? Nu, tai. Aš sakau, šūdas kažkoks. Blemba, ten mygtukas, ne? Gerai, liktai nepasispės. Kaip čia pas tave iš galo tas? Ai, blin, ir jis kaip tik man Ant rodiklės. ant rodiklis. Nu. Biški žemiau. Nu, gal laikys kažkiek. O tai uždėt. Kažkiek. Paskui primink, atiduosiu. Žiūrėk, daugiai. O pas tave normaliai neskylės, pasižiūrėk. Akis nemato, širdies neskauda. Ką jūs žiūrėsit? Nors aš šiaip tai tiesiog galiu vietoj lempos. Nu, zin, pažiūrėsim, jeigu gumytė nelaikys vietoj lempos uždėsiu, čiagi tas pats Garmino standartas. Gerai, bandom mint, žiūrėsim, jeigu... Va, tokios tarkos ir tai užteko, viskas pasirodo. O aš taip važiuoju, žiūriu, kur mano kompiuteriukas kažkaip tai nulėkė. Nežinau, gal kameroje matysis, jeigu filmavau, neatsimenu dabar. Arba buvo įjungta, kurio momentu nuskrydo. Nenuskrydo, bet jis gerai, kad yra ta virvutė apsauginė. Tai jis ir pakybo čia, žinai. Tai gerų momentų nukrito. Aišku, nesmagu, bet man grandinė tuo metu nukrito irgi. Dabar? Ja. A. Buvau sustojęs. A. Visi sustoję. Tuščik. Nu, betrauksi? Nu, nedaug ir beliko čia jau, kaip nors. Nu, betrauks. O tu šiaip kaimynį valgai? Nu, nes čia labai svarbu. Kaip maršrutas, ne per sudėtingas? Aš tikėjausi daugiau košių ir tešlų, nes kai tiek lyjo, bet žiūriu visai neblogai pradžiūvę.
Bet šiaip šita pusė yra tokia iš lengvesnių, nes čia nėra tų kalnų tokių. Praktiškai lygumom varom. Pala, man atrodo, mums... Jo, čia dešiniau. Aš tai tikėjausi, kad visas maršrutas toks bus. Na čia ką, žinau, čia. Į pabaigą. Viena balutė. Nerimta. Davai, lysk. Čia per bėgius reiks. Į kitą pusę bėgių reiks. Nu, vat kažkur surast. Čia atgal. Ten? Jo, į dešinį. Tai važiuoju. Mum va į tą kelią. Opa. Su savim reik lentą vežiotis. Kad bet kada galėtum pasidėt. Nu, tai visi per tą perėna ir po to tą lentą čia permetys. Ja. Vieną lentą vežiojasi su savim. Kažkas užkliuvo, bet nenuvirta. Nieko rimta. Vaikiškas maršrutas, blemba, kitą kartą reikės rimtesnį. Iš angelų kalvos nusileidau. Nu, aš nuo to kalno buvau maksimum, man atrodo, šiam 8 išspaudęs. Va dabar, kur leisimės. Žinai tu tą? A, nu tai sužinosi. Tik aš bijau, kad dabar šoninis vėjas ten... Prie Kulokės tas? Čia jau šalia Grygiškių. Tas, kur tokių 3 pakopų, jis buvo žvyrkelis seniau. O dabar išasfaltuotas, tai toks kaifas leistis. Bet sakau, bijau biškį to šoninio vėjo, mane gali nupūst velniop. Tai jau čia atsargiai, kaip sakant. Maksimum 70, jeigu ką stabdyt. Nežinai? Aš jį sužinojau, kai aš iš apačios į jį kilau. Tada buvo kaifas. Jo. Nežiūrėjai, kiek išspaudė? Pas mane šiam 3 gal. O, geras. Bet malonu, buvo. Jį labai malonu kilt. Ir... O esi kilęs, kai dar nebuvo asfalto? Ne. Nes jį palyginus nesenai išasfaltavo mašinas argi. Gal prieš 3 metus, o prieš tai žvyras buvo tai. Ir leistis buvo smagu per žvyrą.
Hai. Kur tu ten į žolės? Ar nefilmavau, kaip čia kapoju. Ant 25 įlėkiau. Pulsas čia tavo buvo, 5. Palauk, šiandien 200 sakei, ne? Blem, biški per vėlai startavom 200. Reikėjo 9 bent jau. Nu tai va, kai 200 kaminį, tai va dabar pusiaukelė būtų. Ką, tipo, dar neįveiktum tiek pat? 2 kartus. 2 kartus? Jeigu tokį tempą. Svarbu lempas turėti nakčiai ir viskas. Važiuosi. Po biškį. Tai šituo, ne? Pasakų parku varom, išlysim į dvirtakį ir koralą. Mes ten tiesiai irgi, nuo kalno. Visi tiesiai važiuoja. Už gerą maršrutą. Prieš Prašom. kalną nedavėt pamiršti. Aš irgi labai myšt noriu. Mes vandais kartais kaimynėm. Skubėjau, kad jis įnori. Taip, taip. Aš tai varau į Nemenčinę, ten žinau, tojų stovit. Mes užpumpavom vis tiek. Gerai, užpumpavom. Ir sakyčiau, labai anksti grįžom. Kiek dabar? Pakankamai. 6:30. Normaliai, tikrai. Kaip? Dar šuniukas bus neapsikakojęs. O tu kur? Ai, tu čia? Tai jau tave palydėjau. Leisti visą tada. Nu, šaunolė. Dėjo, dopingas. Dar ne. Tai kiek pas tave kilų gavosi? 119. Tai būtinai turi dar aplink namą, iki 120 damuš. Būtinai turi. Gal nebus 120 nei. Bet tai kietai. Šiemet pradėjo važinėti ir va, jau 120 įkalė. Kada mes 200 planuojam? Reikia, vat šį kitą mėnesį reikia dar 200 kalt tikrai. Gedai, turėk omeny. Ai, nu šį jau jo. 200 reikia sekundę paruošti. Bet tu pala, tau gavosi tada 200? 175. 73. Nu va. Nesigavo, gailėjausiam. Per anksti nusirašėjai, reikėjo važiuoti. Gerai, tai ką, Aiste, ačiū tau, kad prisijungiai, šaunolė tikrai labai kietai. Kojytės skaudės dabar, ne? Šiaip dabar tai ne. Nu tai dabar ne, kitą dieną. Nu, kas kur, kaip. Aš manau, per žvėryną čia varom. Tu ten tiesiai, ne? O tavo mašina kur? Viršui, ant tavo kalno. A, tai tau su mumis. Gali su mumis per žvėryną. Kur ten Čiurlionio, sakei? Kažkur palikai. Nu tai va, jis Čiurlionio gyvena, ne? Nu tai, žodžiu, tau su mumis. Tau su mumis. Ir nuvarysi kažkaip. Tai ne, tai mes ten gyvenam irgi. Tai atsisveikinam su žmonėm. Kaip laukinis tu buvai. Kaip laukinis. Turbūt. O gal ten. Iki. Всё. Susikaup kartu ir atsisveikinkim. Tai kad tu apipisi dar kartu važiuosi. Gerai, iki. Gerai. Dėkui, iki. Nusibodo, davai. Всё, iki. Jūs ten dar, ne? Gerai. Palomės kartu. Jūs kartu varot. Всё. Sėkmės. Mes čia, jūs turbūt kažkur ten ir į dvirtakį, ne? Ir dvirtakių iki stoties. Всё. Ačiū. Smagu, nu. Kietai. Laukia tai. Bus.
Bet aš galvoju, gal tikrai 200 daryti. Nu, artimiausių metų. Jeigu orai leis, aišku. Ok, iki. Viskas. Raidas pasibaigė. Numinta. Kiek pas tą? 118 Nu, 120 galbūt bus ant Stravos, ten su visais pavaikščiojimais pamyšt, į parduotuvę ir taip toliau. Tai va, visai, sakyčiau, gan lengvai. Pramynėm. Pats argi čia veža maistą. Lengvas. Veža maistą. Nuvežė maistą kažkam. O. Tai va, pakankamai lengvas tas 100 buvo, tikrai tikėjausi žymiai daugiau košių, kažkokių tai ten, nežinau, balų, viena kita pasitaikė ir viskas, nežinau, net nustebau, nes vakar užvakar visą savaitę praktiškai taip lyjo, tai tikėjausi košynų, bet nebuvo, užtai žvyrai labai gerai buvo riedantis, tai praktiškai kaip asfaltų, matai, dėl to taip greit ir parmynėm, kiek čia, dar 7 nėra. Tai kai su tiek sustojimų, su pavalgymais visokiais, tai sakyčiau labai gerai mes čia. Ta 120. Taip. Tai va, tai kol kas tiek. Dėkui, kad žiūrėjot. Iki. Iki.